tradicinė terapijos skyriui. Jie iškėlėme į apačią ten kaip ir visos ligoninės, kur turi būti. Ir šitoj vietoj buvo vaistinė. Vaistinė, kad įsivaizduokit, kad vargom, kad reikėdavo atvežti didelis, sakykim, stalą, didelis skysčių vaistų. Per skyrių reikėdavo vežti su telferiais ir taip toliau, viskas ten ir atveždavo čia vaistinė. Vaistinė, ligoninės, sakykim, gydomajam skyriui, nu, irgi negali būti. Tai dabar, kad skubios pagalbos skyrius įsirengia apačioj, tai dabar vaistinė keliauja irgi, kur ir turi būti savo vietą, kaip visose gydymuose. Tai būtų Vilniuje, ar Kaune, ar Klaipėdoje, ar Kretingoje. Tai čia iškeliauja ir čia pasidarė kelios lovos, sakykim, vietoj tos vaistinės. Tai kad yra prie bendro skyrių. Tai čia yra pasiekimas ir tuo džiaugiuosi. Slauga, palaikomasis gydymas, jinai yra ne kažkokia papildoma paslauga, bet neatsiejama tos medicinos srities dalis. Ir man visų pirma, tas paliatyvus gydymas, čia paskutinė, aišku, stadija. Bet slauga kalba apie žmogaus orumą, apie mūsų požiūrį, kad žmogus turi teisę sirgti, kad artimieji turi teisę būti ramus, kad jie yra prižiūrimi, kad jų artimieji guli saugus ir aprūpinti. Tai visų pirma, patalpos, įranga, personalas. Savivaldybė iš savo pusės kiek gali prisideda, mes čia irgi, kaip sakant, žinom tuos skaičius, tai per 6 metus apie 1 700 000 iš biudžeto skyrėm būtent ligoninės visom reikmėm, tiek infrastruktūrai, tiek įrangai, tiek medikų pritraukimui, 1,5 milijono iš ES lėšų. Ačiū ligoniniai, kad esate tas partneris, kuris savo lėšas irgi investuojat ir mes kito kelio neturim. Mes privalom išsaugoti šitą mūsų ligoninę, mes privalom rūpintis visom sritim ir šiandien tiesiog džiaugiamės dar vienu to mūsų bendru darbu, vienu projektu, kurio bendra vertė yra virš 500 000, 522 patikslinsi, bet aišku, tai apima dar ir kitas mūsų 2 medicinos įstaigos, tai Kartena ir Salantus. Bet šiandien esam Kretingoj, kur yra didžiausia ir mums svarbiausia, kad mūsų tie Kretingos gyventojai, Kretingos rajono tą paslaugą gautų kuo arčiau namų, kuo kokybiškesnį.